istorijos pamokoje aš patyriau patyčias, į mane visi rodė pirštu, man buvo labai skaudu. Aš norėjau pasakyti mokytojai, bet neišdrįsau, nes tas skausmas mano širdyje buvo labai didelis. Esu patyrus patyčių 1-2 klasiai, nes iš manęs šaipės, kad aš nemoku skaičiuoti, rašyti, skaityti. Man buvo labai skaudu, verkiau netgi. Mano vardas Dainius, man 25 metai, treniruojuosi aikido nuo 14 metų. Esu patyręs patyčių, kai būdavau draugų kompanijai pradžiai jaunesnis ir kadangi būdavau jaunesnis, tai pasityčiodavau iš manęs ir kažkaip labai kreipdavau dėmesį, ką kiti žmonės sako. Ta, ką mokomės per aikido fiziškai, paskui galima pritaikyti bendravimą. Ir nebūtinai reikia treniruotis, kad tos principus būtų galima pritaikyti. Kaip matėt, tiek Evaldas, kur atliko demonstraciją, ir Aidas, jie abudu yra sveiki. Jie abudu šypsosi. Nes jų yra tikslas, abiejų yra tikslas pasiekti harmoniją. Kad nebūtų konflikto, bet būtų harmonija. Ir aikido nėra kovos. Mes vienas kitą tik tai nukreipiam. Tačiau visų tų veiksmų ar žodžių gale dažniausiai tau yra pasakoma. Jeigu kam nors pasakysi, kad aš tau kažką dariau, tau bus dar blogiau. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus, kuris bando iš jūsų tyčiotis, ar smurtauti, ar dar kažką, tai iš tikrųjų jis bijo labiau negu jūs. Jeigu tu trenki vieną žandą, atsuk kitą. Bet atrodė, kad tada tu pralaimi, nes tu leidi mušamas. Bet kai pasitreniravau aikido, tai yra atvirkščiai, kad tu nesileidi mušamas, bet tu pasirodai stiprus pakankamai, kad galėtum priimti. Nebėgti, nesipriešinti, o priimti žmogų toks, koks jisai yra. Pajauskite, kai mes vienas kitą gerbėme ir nebandom sužeisti vienas kitą, o bandom vienas kitą įsaugoti nuo tų sužeidimų. Reikia daug jėgų turėti savy, kad žinoti, kad pravardžiuojasi, bet niekada nesakyti atgal. Būtent to ir moko mumis aikido, kad pastatyti save į tokią padėtį, kad tavęs negalėtų sužeisti. Galite naudoti tos pačius aikido principus ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Pavyzdžiui, yra vienuolis iš Vokietijos, 6 dano aikido meistras, ir jisai yra prašęs su smurtu susidūrus knygą, kaip elgtis su smurtu susidūrus. O iš kur atsiranda tos patyčios? Patyčios, kaip sakiau, atsiranda, kai vienas kito negerbiame. Tik tais pajutot, kad iš jūsų tyčias ir prieš jūsų smurtauja, neslėpkite to savy. Eikite, pasakykite savo tėvams, auklėtojai, socialiniai pedagogai, galų galiai policiją nueikite. Statistika rodo, kad pagrindinis smurto ir patyčių šaltinis yra šeima, jūsų artima aplinka. Tai jeigu su jumis kas nors smurtaus ar tyčiosis, ką darysit? Ginsimės. Eisim pasakyti suaugusiems. Bėgsime. Ginsimės. Ginsimės. Bėgsime. Jeigu jūs dar turit kojose, jeigu bėkite. Bet jeigu jūs esate pasportavę ir išmokę kovos menų, kaip čia vyrai pasakė, jūs ginsitės. Bet tai nereiškia, kad pasirodyti silpnam. Atvirkščiai reikia būti labai stipriam
kad tu žinotum, kad gali sužeisti kitą žmogų, bet niekada jo nesužeisti. Tai kuo tu esi geresnis žmogus, tuo tau geriau sekasi įgydoti. Toks yra. O kaip save sutvarkyti, ta prasme, kad tu padėtum harmoningas? Pradėkite nuo sporto. Bet pamėginkit, kai iš jūsų tyčiojasi, nors ir labai sunku šypsotis. Ir sakyti, ačiū už pastabą, arba dar ką nors. Ir pamatysite žmogus, kai jis pajaus, kad jūsų negali sužeisti, jam bus nebeįdomu. Ant kurio vaiko tyčiojasi, aš pasakyčiau, nekreipk dėmesio, jei tik specialiai tave erzina. Taip, aš labai norėčiau padėti.